Kaip mūsų klientas sugebėjo sugeneruoti net 114% daugiau pardavimų, tiesiog pradėjęs sekti savo klientų stadijas. Tiesa yra labai paprasta – sistemos. Ir sistemos gali būti nuo paprasčiausių Sheetsų platformoje arba Excel'e iki, sakykime, nuomojamos platformos, o gal net individualiai sukurtos. Tai priklauso nuo jūsų įmonės dydžio. Bet suimplementavus tokio tipo sistemą, jūs žinote, kada skambinti vartotojui, kada perskambinti, galbūt kaip pafollow-upinti, parašyti vėl, jeigu jisai neatsakė, galbūt nepriėmė sprendimo, o galbūt apskritai, kaip pateikti patį pasiūlymą. Viskas priklauso nuo to, kaip yra sistema sukurta. Ir kiekvienas verslas turi tai turėti. Savo klientui mes sudėgėme net patį paprasčiausią Sheetsų principo sistemos, tokį kaip valdiklį, kur jis mato savo klientus, įeinančius lydus, jų stadijas, ką jie atsakė, galbūt kas jiems aktualu, kas jiems svarbu, tai yra, sakykime, pardaviminis taškas, per kurį mes bandome eiti. Ir taip mūsų klientai žinojo, kada perskambinti, kaip perskambinti, kam perskambinti, ką sakyti ir gale dienos sugeneravo daug daugiau pardavimų. Tad nieko nelaukiant, eikite, susipildykite, tai yra gan paprasta, susidėliojate eilutes, ar turit sistemą savo, ar nuomojatės, gal neturit nieko ir neturit pakankamai pinigų, sakykime, pasiimti nuomojamą platformą, pasidarykit Sheetsuose, vardas pavardė, emailas, numeris, stadija ir galbūt kažkokia aktuali informacija, kas gali būti svarbu parduodant tam klientui. Tai padarius, aš jums garantuoju, jog jūsų pardavimai tikrai padidės. Turime atveju, kai tai buvo ir didesnis procentas, turime atveju, kai tai buvo mažesnis, bet visą laiką tai buvo teigiamas poveikis. Tai jeigu to nedarote ir užsiimat, sakykime, paslaugomis, jums paskambina, kartais neprisiskambina, kartais perskambinat, kartais ne, tokiu atveju pasidarykite tai, nes tai palengvins jūsų darbą ir žinosite, ką daryti kiekvieną dieną. Matysite, kad šiam klientui reikia paskambinti už 2 dienų. Ok, šiam klientui reikia paskambinti dabar. Šis klientas norėtųsi ir labiau, sakykime, orientuojasi į kokybę, ne į kainą. Einame per tą kampą ir kalbame su juo apie tai. Pasidarykite tai ir garantuoju, jog jūsų pardavimai padidės. Iki.